Ar kada susimastei, kad gyvūnai yra kaip maži vaikai? Jie niekada nekalba mūsų kalba. Jie neklausia, nekaltina, nerašo žinučių. Jie tiesiog jaučia. Jie jaučia, kada tu būni piktas, liūdnas, galbūt kaip sergi. Ir jie sugeria būtent tavo skausmą, liūdesį, tavo nerimą, tavo tylą. O kas išklauso juos? Kas padeda jiems? Gyvūnai labai dažnai suserga ne todėl, kad susirgo, bet todėl, kad sugeria tai, kas vyksta aplink juos. Jie sugeria šeimos energiją, konfliktus, pykčius, sielvartą. Energetinis gydymas gyvūnams yra ne prabanga, o būtinybė. Nes jie neturi skydų, jie neturi proto, kuris gintų nuo emocinės apkrovos. Jie viską išgyvena savo kūnu. Kartais gyvūnas pradeda sirgti, kai šeimininkui blogai. Kai name kaupiasi sunki, tiršta, nesubalansuota energija. Kai gyvūnas tampa vieninteliu filtru, kuris viską ir sugeria. Ir kai jis pradeda tyliai sirgti, dažnai tai ir būna šauksmas, kad jau prašau, pasirūpink ne tik manimi, bet ir savimi. Gyvūnai ypač jautrus yra energetiniam laukui. Jie labai greitai reaguoja į švelnią gydomąją energiją. Jiems nereikia žodžių, jiems nereikia paaiškinimų. Jie tą priima, nes jų širdis yra atvira. Ir jei tavo gyvūnas šiai dienai liūdnas, neėda, serga, ar pasikeitė jo elgesys, tai ir gali būti ženklas, kad jis bando pasakyti, kad man ne viskas gerai ir reikia pagalbos. Gydydama energetiškai gyvūnus, išvalome ne tik jo kūną nuo to, ką jis tyliai nešia už jus. Mes padedame jiems iš naujo kvėpuoti, džiaugtis, gyventi. Ir labai dažnai, kai pradeda gydyti gyvūną, pradedi gydyti ir save, nes jie mūsų taip pat gyvenimo veidrodžiai. Jie parodo, kur mums skauda. Ir viską tyliai sugeria į save. Energetinis gydymas gyvūnui stiprina jo imunitetą, malšina emocinius, fizinius skausmą. Padeda galbūt po traumų ar jau turėtų operacijų. Ramina nerimą, baimės. Padeda atsigauti galbūt po jau išgyventų, ar tai buvo koks palikimas, ar tai buvo netektis, ar tai buvo tiesiog aplinkos pasikeitimas. Tai padėkime savo mylimiems augintiniams ir nesvarbu, kas jie. Ar tai papūgėlė, ar tai triušiukas, ar tai žirgas, ar tai arkliukas. Viskas, kas žemėje yra gyva, jiems padeda gydančioji energija. Tai jie nekalba, bet jie šaukia tyliai ir mes turime juos išgirsti.